Tikėjimas – dovana. Tai jo labiau. Jūsų tėvas, kuris yra danguje, duos gerą tiems, kurie jį prašo. Mato 7 skyrius, 11 eilutė. Prieš kurį laiką turėjau sunkumų ir man trūko tikėjimo, kad Dievas iš jų mane ištrauks. Aš meldžiausi ir skaičiau Bibliją, bet neradau jokios paguodos. Neradau žodžio, kuris būtų skirtas asmeniškai man šiai situacijai. Tada ėjau į mišką ir kalbėjau su savo viešpačiu, savo kalbą, vokiškai. Ir taip pat slaptoje su viešpačiu. Po kurio laiko aš pastebėjau, kad manyje kažkas vyksta, o dar šiek tiek vėliau atėjo užtikrinimas. Jis čia, jis visada yra viešpas, jo žodis yra paskutinis. Aš buvau laimingas. Per maldą ir mano atvirą širdį Dievas galėjo veikti. Jis įdėjo tikėjimą į mano širdį. Tai buvo dovana. Pats aš negalėjau jo susikurti. Dabar turėjau jų užtikrinimą išlaikyti. Nes kai sugrįžau į namus, vėl sugrįžo tos pačios mintis kaip pradžioje. Ši kova dėl mano tikėjimo užtikrinimo, kovos su rūpesčiais, prieš galbūt ir bet kaip vyksta visada, kai Dievas suteikia tikėjimą, priešas nekenčia tikėjimą. Ir mano senasis aš jo taip pat nemėgsta. Kai Jėzus kalba apie tikėjimą, tai yra tikėjimas, kurį jis pats įdeda į širdį. Tuomet visi dalykai yra įmanomi. Tam, kuris tiki, kalnus galim perkelti, kai yra šis tikėjimas. Stebuklus daryti, net mirusiuosius prikelti. Galima eiti vandeniu, kas ir vyko, kai Indonezijoje buvo dvasinis atgimimas, o kiti turėjo plaukti. Taip tikėjimas padaro visą tai įmanoma. Pabandyk, kuo nors patikėti, pasisteng, įtikink pats save, stenkis mėšlingiškai, nieko nebus. Visada iškils abejonės. Arba mes užmerkėme akis ir nusistatę prieš viską norime įgyvendinti savo valią. Ir po tokiu būdu užketiname save. Mes net darome tikėjimo žingsnius ir rizikuojame. Bet mes esame vieni, nes šis tikėjimas ateina ne iš jo. Tyloje, abipusėme pokalbėje su viešpačiu auga tikėjimas tam tikrais dalykais. Jis įdeda juos mums į širdį. Ne mūsų užuojauta ar mūsų valia ar protas yra varomąją jėga, bet tik jis vienas. Bet jei mes tokį ištikėjimą išlaikysime ir išsaugosime, įvyks dideli dalykai, tada įvyks jo valia. Kaip dabar danguje, taip vyks ir žemėje. Ačiū Jėzau už tikėjimą. Taip aš galiu tavimi tikėti. Aš tikiu savo kalės ateidumu ir esu užtikrintas. Aš tik tikiu dangumi po mirties ir esu tuo labai užtikrintas. Tu įdėjai į tą užtikrinimą į mano širdį. Taip, viešpatie, aš tikiu tavimi. Amen.